Labas, susitinkam naujoje vlogmas dienoje, už manęs Nojus valosi dantis, nu aš jam jau daviau šepetuką, dabar kad pats išsivalytų, o kitų vaikų namie nėra, nes Rolandas juos šiandien išvežė į darželį. Pagaliau aš esu su vienu vaiku namie ir čia man atrodo man bus kaip atostogos, nežinau kaip bus rytoj, nežinau kaip bus ten kitą savaitę ir panašiai, nes su tais vaikais čia nieks niekada neaišku. Bet jau vien, kad šiandien aš turiu truputį galimybę atsikvėpti, nu aišku, nėra taip, kad aš nieko neveiksiu, tik tai vaiką ten prižiūrėsiu, ar tiesiog būsiu su juo, reikės vis tiek dirbti, ten prie kompo, valgyti daryti, tada Rolandui pietus padaryti, nes jisai ten parveždamas vaikus iš darželio atvažiuos papietauti. Ir pagalvojau, kad šiandien būtų dar geresnė šventinė nuotaika, pasidažysiu kartu su jumis, tai nežinau, galbūt žiūrit. Ko gero žiūrėsit šitą video vakare, bet jeigu kartais žiūrit ryte, irgi galbūt pasidažysit kartu su manim. Tai aš jau esu nusibrausus veidą, užsitepus hialurono rūgštės serumą, užsitepus kremą ir čia man viskas jau yra įsigėrę, tai dabar tepsiu šitą primerį, hidro primerį iš Essence, kur rodžiau užpraeitą, man atrodo, vlogę. Ir šitą jau aš naudojau vakar, bandžiau, tai aš taip normaliai jau užtepsiu, nors čia turbūt galima būtų ir daugiau. Jisai turi tokį agurkų kvapą. Ir visai maloniai tepas ant veido, jisai man toks kaip kremas. Čia jeigu aš žiūriu, tai čia yra veidrodis pas mane padėtas. Jisai man toks kaip kremas, kaip drėkinamasis kremas tiesiog, bet toks labai lengvas, jisai nėra riebus. Ir vakar, kaip ir minėjau, bandžiau pudrą teptis su šituo šepetuku. Ir man nelabai patiko, nežinau, man kažkaip, man nepasidengia pudra, makiažo pagrindas, ta prasme, taip gražiai, kaip pasidengia su Beauty Blenderiu. Tai man atrodo, kad aš šiandien tiesiog tepsiu pudrą makiažo pagrindą su Beauty Blenderiu ir žiūrėsim, kas gausis. Nes man svarbiau, kad oda normaliai atrodytų, o ne kad būtų ten full coverage ir panašiai, nes man su šepetuku kažkaip matosi visokie tokie kažkokie dalykai, tai pasižiūrėsiu, ar čia pudra kalta, ar čia dėl to, kad su šepetuku tepiau. Dar pamiršau dar vieną dalyką. Tepsim kitą primerį, tai čia yra Glow Serum primeris. Tai vienu žodžiu, čia švitėjimo kažko tai ten turėtų suteikti. Nežinau, aš vakar kažkaip labai nepastebėjau, kad ten kažkas tokio būtų. Irgi taip gausiai užtepsim. Tiek vat išspaudžiau. Tas hidro tai jau kaip ir įsigėrė. Tai apie ką norėjau pašnekėti, apie vaikų kalėdinės šventes darželiuose. Aš prisimenu, kai aš buvau vaikas, tai tėvai visada dalyvaudavo tose kalėdiniuose ten žiburėliuose, ar kaip čia pavadinsi, kur ten ateina kalėdų senelis, ten yra kažkoks pasirodymas, vaikai ten kažkokį pasirodymą parengia ir panašiai. Tėvai ten žiūri, fotografuoja, ploja, filmuoja ir panašiai. O dabar kažkaip atėjo tokia mada, čia nežinau, su covidu, ar tiesiog laikai pasikeitė, kad tėvai nebedalyvauja tose šventėse. Ar pas jūs darželiuose po covido jau praėjus visom tom pandemijom ir panašiai vėl tėvai dalyvauja kalėdų šventėse, ar tiesiog jau viskas, darželį jau atsimuilino nuo to, pamatė kaip lengva yra be tėvų ir tada tiesiog nusprendė daryti tik vaikam. Kaip yra pas jūs, nes Lunos grupiai tai tėvai, kas norės, tas dalyvaus, o Tajaus grupiai tai tiesiog nebus nei jokio tam pasirodymo, nieko auklėtojas tenai nedaro su vaikais. Ir tiesiog ateis kalėdų senelis, kurį irgi suorganizavo be abejo tėvai, ten pinigus moka tėvai, čia kaip ir savaime suprantama, ko gero. Ir tiesiog, jeigu ne tėvai nebūtų nieko suorganizavę, tai nebūtų ir jokio kalėdų senelio. Man kažkaip labai keista, nes aš prisimenu, kiek aš ten galiu prisiminti, maža buvau, bet šitas serumas yra toksai lipnesnis, tai aš jau jaučiu, kad jisai toks limpantis, bet čia gerai, nes pudra turėtų gerai pridurti. Darželiai mokyklos organizuodavo šitus visus dalykus, ne tėvai, ar kaip? Gal aš čia, tiesiog blogą kažkokį įsivaizdavimą turiu, nežinau. Šita pudra yra dabar, nenustepkit, kai aš išsitepsiu, tai galiu atrodyti kaip baltas popierius, bet pasižiūrėkit, aš tikrai esu šviesi, pas mane veidas truputį yra tamsesnis, nes jisai turi to tokio raudonio, tai tikiuosi, kad bus normaliai. Žodžiu, tai man kažkaip keistai pasirodė, nes čia Tajaus grupės čate, mačiau, ten susirašinėjo tėvai, kad, čia vaikų šventė, kam ten tėvam eiti ir panašiai. Aš kaip tik galvojau, ir vaikam faina, kad tėvai ateina. Bet jeigu ten nėra jokio pasirodymo, nieko ten tie vaikai nedaro, tai kalėdų senelis ateina, ten dovanas išdalina,
pašoka su jais, tai nežinau. Šita pudra, šitas makiažo pagrindas yra žiauriai skystas. Aš užsitepiau ir man tiesiog bėga nuo rankos, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Nu va, pažiūrėkit, kokia balta. Bet kai išsiblendins, kai tepsiu bronzerį skaistalus, tai viskas bus jau normaliai. Nes, sakau, aš pati esu balta ir kai palyginam pudrą ir kaklą, tai kaip ir normaliai viskas atrodo. Nes aš visada pirkdavau makiažo pagrindą pagal savo veido spalvą, tokį bendrą atspalvį. Ir tada būdavo, kad mano veidas yra tamsesnis už kaklą, nes tiesiog natūraliai taip yra. Tai dėl to šį kartą nusprendžiau dar vienu tonu šviesesnį pirkt ir manau, kad čia man bus pats tas, nes aš nesideginu, realiai nedeginu nei veido, nei kaklo, jeigu einu kažkur į lauką, tepuosi SPF-ą. Atrodo dabar kaip vaiduoklis Kasparas, bet turėtų būti geriau eigoje. Užsitepiau viskas, jau baigiau šitą makiažo pagrindą. Ir galiu pasakyti, nežinau, gal reikėtų dar pabandyti be tų visų primerių, bet nemanau, kad primeriai čia padarė kažką ne taip, nes matosi tokie odos kaip, atrodo kaip išsausėjimai, kaip kas, ko man niekada nebūna su True Match pudra. L'Oreal True Match, man atrodo taip vadinasi. Su True Match makiažo pagrindu, tai nu kol kas aš labiau tokio tinkančio sausiai odai iš tų tokių pigesnių brandų nesu atradus, kiek esu bandžius, tai nu, man True Match labiausiai, jis toks labiausiai prisitaikantis prie odos. Tai šitą naudosiu, nes jisai man netempia odos, bet vėlgi galbūt dėl primerio, galbūt dėl tų abiejų primerių, nes vis tiek oda jau paruošta, pridrėkinti ir panašiai. Bet šiaip kaip ir viskas normaliai. Ir tarkim, kas man patinka True Match pudroj, toj L'Oreal True Match, man atrodo, kad jinai yra labiau švitėjimo suteikianti. Nes šita vis tiek yra matinė. Man čia viskas yra matiška, aš nematau jokio ten švitėjimo ir panašiai. Žiūriu čia priešais mane. Kitam name čia už kokių 10, nu gal daugiau, 20 metrų yra kitas namas, matau senukas atkasinėja nuo sniego savo balkoną. Nes žiūri yra prisnigę. Dabar eilė šitam maskuokliui ir užpreitam video sakiau, kad jisai man ko gero bus per tamsus, nes jis yra tamsesnis negu pudra. Bet nežinau, ar dėl to, kad jo padengimas yra toksai geresnis, ar tiesiog jisai man atrodė tik tai tamsesnis, bet realiai va. Jisai yra tikrai šviesus ir man atrodo, čia jisai labai tiks. Man atrodo, man svarbiausia yra nepadauginti to concealerio, nes aš anksčiau kiek tepdavausi, tai jo viešpatė dieve, ten kalnų užsivarydavau ir dar galvodavau, kodėl jis man taip subėga visur, nes aš užsivarydavau per daug. Dabar atėjo eilė skaistalams, tai naudosiu šitą vėlgi iš Essence stiką, bet iškart jo netepsiu, nes bijau, kad man čia viskas susivarys, tai tiesiog šepetuką taip patepliosim. Nu va, pakalbėjom apie darželį, tai įdomu, kokia jūsų nuomonė apie tai. Nes nežinau, gal aš čia blogai galvoju, gal aš čia tiesiog taip galvoju. Ne tai, kad blogai, bet čia tiesiog, gal aš viena tokia, kad aš galvoju, kad, nu, kažkaip nežinau, aš kai darželyje švęsdavau tas visas ten kalėdas ir panašiai, tai visada būdavo tėvai, ir ne tik per kalėdas, bet ir ten per kitas šventes. Tai gal tiesiog, aš galvoju, kad taip turėtų būti, bet realiai gal čia dabar jau tiesiog laikai pasikeitė, čia tiesiog vaikų šventė ir tik vaikai turėtų dalyvauti jūsų manimų. Tai va, tai įdomu būtų, kad papasakotumėt, ką galvojat komentaruose. Nu, pas mane jau truputį spalva po truputį grįžta į veidą ir aš labai džiaugiuosi, kad taip maždaug kaklas ir mano veidas dera tarpusavį. Nu ir dabar pereisim prie bronzerio, tai vėlgi naudosiu stiką iš Essence'o ir irgi darysiu tą patį, tiesiog su to pačiu šepetuku. Stengsiuos nepasidaryti iš savęs klauno. Dabar truputį užsetinsiu su kompaktiniais skaistalais. Ir bronzeriu. Nu ką, toliau antakiai, tai šitą vakar bandžiau Revolution'o
Kaip čia tai parašyta atvirkščiai? Čia taip turi būti Revolutiono antakių gelis, tai šitas man labai patiko. Jisai atėjo su šitu antakių šepetėliu, tai aš jį sulenkiau, jisai šiaip buvo tiesus, bet aš sulenkiau, kad galima būtų padipinti vidų. Tai šitas man žymiai labiau patiko negu, paskui parodysiu, ką prieš tai naudojau, bet aš vakar jau taip labai per daug užsitepiau, tai reikia man taip vos paimti. Šiaip dar norėjau jūsų paklausti, dabar ką tik prisiminiau, begalvodama apie ką čia su jumis pašnekėt. Kieno jūs vlogmas žiūri šiais metais? Nes šiais metais toks jausmas, kad niekas nedaro, ypač iš Lietuvos youtuberių. Šiaip Lietuvos youtuberių nelabai žinau ir nelabai seku, bet praeitais metais aš prisimenu, žiūrėjau Egdą Pundziūtę, labai patiko, gaila, kad šiais metais nebedaro ir apskritai jinai dingus yra iš YouTube'o. Nes man patinka tokie kasdieniški vlogai, net ir kur ten, kaip čia dabar taip išsireikš, kad nepasikelčiau pati savo uodegos. Man patinka tokie kasdieniški vlogai, kur nebūna ten nei per daug montavimo, iš 15 skirtingų kampų tenai filmavimo, ar ten bandymo kažkokio ten įdomaus ten vlogo sudėlioti. Man patinka, kai tiesiog būna sudėti klipukai chronologinė seka, taip kaip žmogus eina per dieną. Nes kartais, kai kurios vlogus pasižiūriu, tai ten sudėta iš skirtingų dienų, skirtingų laikų ir nebeina ten net suprasti, kaip ten kas vyksta. Sudėta tiesiog, kad įdomiai atrodytų, bet man kaip tik įdomiau yra tie tokie visiškai per daug neredaguoti vlog. Nežinau, ar suprantat, ką turiu omeny, bet aš dėl to jos ir stengiuosi tokius daryti, realiai net nesistengiu, man taip savaime gaunas, nes aš noriu tiesiog nufilmuoti ir tada greitai suredaguoti, kad greitai įkelti, kad nereikėtų man ten žaistis visą gyvenimą, nes aš tai pavyzdžiui vlogus žiūriu ne dėl to, kad tam pasižiūrėti, ant kiek žmogus ten moka mandrai redaguoti, montuoti video, o tiesiog dėl pačių vlogų. O man vlogai būtent ir yra apie tą natūralumą, o ne ten kažkokį mini Oskaro verto filmo padarymą. Tai nežinau, čia aišku mano tokie preferensai ir kiekvienas atsirenka ką žiūrėt. Jau net nebeprisimenu, nuo ko šitą temą realiai pradėjau. Man šitas gelis tai yra labai fainas, nes jisai, toksai yra tirštesnis, nes tas kitas Revolutiono, kur grinai tokioj tubeliai kaip tušas, tai man jisai labai skystas. Ir aš visada, kai išdžiūna, tai aš dar truputį prašukuoju, bet aš jau dabar su jumis bekalbėdama jau per daug čia prišukavau. Truputį prašukuoju, kad jie nebūtų tokie prilipę prie veido ir man labai juokingai atrodo, kai ten būna stovi į viršų ir būna tokie kaip, matos, kad ten privaryta normaliai viską. Žodžiu, tai dabar parodysiu, tuo aš čia galbūt atrasiu tą kitą, matau. Va šitas, realiai aš jį jau nemažai laiko naudoju ir atrodo, kad jisai rudas, bet jisai čia nuo antakių pieštuko toksai rudas pasidarė. Ir va jisai turi tokį, išbėgs čia man, tokį mažą šepetėlį ir jisai yra žiauriai skystas. Aišku, ne žiauriai skystas, jisai nebėga taip jau kaip vanduo, bet vis tiek jisai man yra per skystas, nes tiesiog jisai reikiamų metu neužfiksuoja to plauko ir kol jisai išdžiūna, tas plaukas vėl man sukrenta, nes tarkim šito antakio plaukeliai, tai man jie truputį lengviau į viršų pasistato, o šito antakio tai man jie nori gultis į apačią, tai reikės jaučiu dar užtepti. Žodžiu, labai sunku dažytis ir šnekėti, nes kai užsišneki, tada darai tą patį per tą patį 20 kartų, tik tada prisimeni, ką darai. Tai dabar vos ne per daug antakių pieštuko. Tiesiog toj vietoj, kur pas mane antakio nėra, nes kažkada, kai buvau paauglė, žinot, ten mes millennialsai mėgom pešiotis tos antakius ir dabar turim, ką turim. Šiaip aš mėgstu tos antakius taip prisipiešti, kad jie atrodo kaip nupiešti, tai tiesiog noris
vos ir nepadaugint. Nu, man nežinau, vis tiek aš, man atrodo, per daug prisipiešiau čia to antakio, bet šiaip aš antakius dažau su cheminiais dažais namie, su Refektocil, man atrodo, taip vadinasi. Nu, tie profesionalūs dažai, tai aš taip maždaug kas pusantro mėnesio, kas 6 savaitės maždaug dažau juos, kad nereikėtų man ten išalioti, nes šiaip mano antakiai natūraliai yra, nu, tokie permatomi, ten vos matos. Gerai, tai šiandien nesidėsiu aš ten jokių šešėlių, nieko, tiesiog tušą užsitepsiu ir naudoju šitą, čia kažkoks palygint naujas brandas yra, nu, aš aišku seniai jau pirkau, tada jis buvo naujas. Nam kažkoks. Tai aš, man atrodo, Drogė ar Eurokose pamačiau. Ko gero, kad Drogė. O gal ir Eurokose. Nu, žodžiu, kažkurio iš tų parduotuvių. Tai šitas tušas man patinka, nes jisai nebyra, netepa, bet jisai labai lengvai nusivalo su miceliniu vandeniu. Nes kai kurie ten būna, kad trini ten takį, ten turi trint belę kaip, kad nusivalytų. O šitas labai lengvai, jisai, man atrodo, net ir su vandeniu nusivalytų. Aišku, jeigu ten žadat eiti į lietų kokį, ar kai labai sninga, ar dar kažką žadat labai jau ten verkt su tuo tušu, tai ko gero šitas netiktų. Bet nežinau, gal jie turi ir kokį waterproof variantą. Bet man tai labai super. Tai kai pasidažiau su šituo pieštuku, Tajus vakar sakė, mama, tu labai gražiai atrodai, tavo lūpos labai gražiai atrodo. Tai man atrodo, kad čia komplimentas. Šiaip Tajus labai pastebi tokius dalykus. Nu, kažkaip jis labai pastabus yra, vat, plaukam, jeigu, vat, pasidažai, kažką apsirengi, tai labai gražiai atrodai, visada pasako kokį komplimentą, tai labai jis man toks ir mielas, ir juokingas. Nu, šita spalva man labai patinka, nežinau, lūpų. Jinai yra tamsesnė negu mano lūpų spalva, bet man atrodo, kad visai nieko. Šiaip dar vieną lūpų pieštuką sugavus advento kalendorių. Tai aš čia viskas kaip jau ir baigiau, man atrodo, nu ką čia dar padaryti, nieko. Neturiu neturiu highlighterio, tai jokių čia highlighterių mes netepliosim. Tai va, tai kaip ir viskas pasiruošiam kartu, nežinau, ar su manim dažytas ar ne. Jeigu dažytas, tai super, pasidažym kartu. Čia tikrai nebuvo joks tutorialas, nes aš nuo makiažo gurų specialistės negalėčiau būti toliau, nes nieko, aš labai prisimenu mėgau YouTube'ai žiūrėti makiažo tutorialus. Realiai mano YouTube'o visa kelionė, pavadinkim, prasidėjo nuo makiažo tutorialų žiūrėdama. Aš prisimenu, žiūrėjau Dulce Candy, tada koks ten jos vardas buvo, Michelle Phan, man atrodo taip vadinasi jinai. Ja žiūrėdavau, daug labai žiūrėdavau tų tokių grinai makiažo youtuberių, nes jų tada kaip ir daugiausiai būdavo, nieks ten labai tada nevlogindavo, čia buvo žiauriai seniai, čia Jėzų kokiais 2009, nu kai ta visa YouTube'o pradžia buvo. Aš ir YouTube'ą iš vis atradau, kai jis buvo ten tik tai ekranas, baltas ekranas ir tik tai paieškos laukelis. Tai tada aš YouTube'ą atradau, kai ko gero mažai dar kas jį žinojo, jis tada dar nebuvo populiarus, bet aš tada ieškojau vieno tokio serialo Floricienta, jeigu esat žiūrėję, jeigu esat maždaug mano amžiaus, tai galbūt žiūrėjot Pelenės istoriją, prisimenu, rodydavo per BTV, man atrodo, ar per kur tą rodydavo, tai aš norėjau susirasti dainų klipų ir ieškojau visur internete, tai čia tikrai labai seniai buvo, žiauriai seniai, aš turbūt dar pradinėse klasėse buvau. Tai va, vat 2008-2009 tada jau pradėjau žiūrėti YouTube'ai visus tuos makiažo tutorialus, ten kaip ten dažosi, makiažo visokie ten haulai, kas yra mano kosmetiniai ir panašiai. Tai nuo to prasidėjo mano YouTube'o visas kelias ir tada aš galvojau, prisimenu, dar tada galvojau, kaip norėčiau ir aš filmuoti, bet tada Lietuvoje niekas dar nefilmavo ir angliškai aš kažkaip neturiu drąsos šnekėti prieš kamerą ir neturiu kaip ir įgūdžio to tokio išlavinto šnekėti angliškai. Ir tada galvojau, dar ką aš čia parodyčiau, ar čia man filmuotis kaip aš dažaus, nu tiesiog aš labai bijojau to šnekėjimo prieš kamerą, tai dėl to aš viso to dalyko ir numečiau visą šitą dalyką. Ir pradėjau vloginti tik tai, kada čia, jau net nebeprisimenu, 2018, man atrodo, metais. Taip jau vlogint, tas vloginimas, kuris tęsiasi
iki šiandien. Tai va. Tai tik tiek esu aš susijusiu su makiažu, kad labai mėgau žiūrėti YouTube tutorialus. Ir tiesiog karts nuo karto pasidažau, kai reikia kažkur išeiti. Ar tiesiog kai noriu, nes realiai tai aš labai retai dažausi. Ir kad pasidažyčiau tiesiog sėdėdama namie, tai čia iš vis kažkoks man yra stebuklas. Tai ką, nu dabar pasidėsiu visą makiažą į vietą. Tada eisim padaryti pietus ir tada parodysiu, kas mano advento kalendoriui buvo. Abby, what do you think? Kas čia toksai šnek? Ką? Ką tik prisikėlė mama jau čia kiša tą kamerą į veidą, nu. Tas paukščikas visas, mažas tas visas Mištis. Mažas toks visas šiltas. La. Kur eini? Mes su Nojum žiūrim Simpsonus, aš baigiu savo šokoladinę kavą gert. Dabar yra apie 4 valandos ir greitai vaikai grįžti į darželį Luna ir Tajus. Tai galvojau parodysiu kaip tik advento kalendoriaus turinį. Esu susidėjus viską, išskyrus šitos 2, kur jau rodžiau, kad buvau panaudojus, susidėjau į dėžutę. Tiesiog čia nuo puodukų buvo, nuo šitų puodelių, man atrodo, ir buvo. Susidėjau tiesiog, kad neišsibarstyti, neišsidėlioti, kad atrasčiau paskui, kas buvo tam kalendoriui, kad galėčiau jums parodyti. Tai žodžiu, dabar ir parodysiu, tai kaip ir minėjau, čia tas Tula Skincare prausiklis, veido prausiklis ir čia barjerinis veido losjonas iš Pacifica. Tai šituos jau rodžiau prieš tai. Tada čia yra Mario Badescu veido purškiklis su aloe vera, žolelėm ir rožių vandeniu. Šiaip šitas man nepatinka, kodėl, dėl to, nes yra kvapų pridėta. Tai jisai toksai, nu, man nepatinka, kaip ir minėjau, kai yra veido priežiūros kažkokios priemonės su ten kažkokiais kvapais labai stipriais. Bet nežinau, čia kadangi su rožių vandeniu, tai nu jisai ir kvepia tokiu rožių vandeniu, tai gal ir nieko. Šiaip buvau vieną kartą užsipurškus, kai tik atidariau advento kalendorių, tai nesudirgino, viskas buvo gerai, tai žiūrėsim kaip toliau. Šiaip čia nėra tonikas, čia tiesiog toks kaip purškiklis. Dar nežinau, kurioj veido priežiūros rutinos daly reikės naudoti šitą. Tada bioceliuliozės lūpų kaukė iš Star Skin. Tai šitą jau vieną panaudojau, visai patiko, viskas gerai, irgi nesudirgino, čia jinai yra drėkinanti ir putlinanti, tai nieko aišku, tai tenai neputlina, savame suprantama, bet pridrėkino visai gerai. Dar yra 2 paakių kaukės, tai buvo 2 lūpų kaukės ir 2 paakių. Ir čia kažkur dar viena, va. Čia dar viena yra tokia paakių kaukė. Tai šitų dar visų nebandžiau. Tada yra Real Techniques makiažo šepetukas, toksai mažiukas, mini versija. Nu, pats tas kotas toksai mažiukas. Babor hialurono rūgšties ampulės. Tai apie šitas jau pasakojau, kada čia vakar užvakar, jau nebeprisimenu. Šitas bandžiau ir, kaip minėjau, patiko. Tada yra Zoeva bronzeris, Santorini vadinasi. Čia yra spalva medium, tai manau, kad man bus pats tas šitas atspalvis. MAC lūpų dažai spalva 316 Devoted to Chili. Spalva tokia įdomi, lygi raudona, lygi ir į rusvumą, nu tokia labai įdomi, matiniai, kaip matau. Tada yra tušo mini versija. Tai toksai mini jokingas, toks labai tušas. Vat. Zoeva Velvet Love lūpų pieštukas. Spalva jau nežinau kokia, nes nedažlibinsiu, kadangi su be akinių ir jau vakaras. Bet šiaip turėtų atitikti, manau, kad mano lūpų spalva arba kažkas panašaus. Tai labai fainai, nes man tokie pieštukai būtent ir patinka.
Čia tada yra parfumuota kūno dulksna, šiaip labai skaniai kvepia, aš šiaip nesu kažkokia labai mėgėja kvepintis, nėra taip, kad aš tam turėčiau milžinišką kvepalų kolekciją, kiekvieną dieną tam purkščiaus ir man tai būtų labai svarbu, bet šiaip labai skaniai kvepia, tikrai man atrodo panaudosiu. Tada yra nagų lakas, šiaip tokia labai graži klasikinė raudona spalva, tai tikrai bus panaudota. Arianos Grande kvepalų, toks kaip ir sakyčiau mėginukas, nemėginukas, nežinau. Čia, kol aš supratau, kas čia per velnias yra ir kaip čia jį atidaryti, tai žodžiu, kvepalai čia tokie. Tada yra dar vieni kvepalai, čia yra Abercrombie & Fitch. Tai šitie labai skaniai kvepia, jau kvepinausi čia kažkada, kai ėjau į, man atrodo, į eglutės įžiebimą, kai ėjom vakar, tai šitie labai skanus. Ir tada, kas liko susijusio su odos priežiūra. Tai čia yra hialurono boosteris, tai čia toks kaip ir serumas, galima sakyti. Clinique veido kremas, šitas tikrai bus panaudotas. Veido serumas su retinoliu, niacinamido veido serumas, veido kremas su kombučia, enziminė veido kaukė ir švytėjimo suteikiantis kremas. Tai žodžiu, čia yra viskas, va, galiu sudėti viską į vieną vietą, kad matytumėt. Čia yra viskas, kas buvo advento kalendoriui ir viską tikrai panaudosiu. Dėl to aš šitą advento kalendorių ir pirkau. Man patiko, nu, praktiškai visi produktai, kurie tenai buvo, kurie buvo parašyti, kad bus. Tai nenusivydau, tikrai matau, kad šitie produktai man bus vertingi, naudingi. Jeigu norit nusipirkti šitą advento kalendorių, man atrodo, kad jų Douglase dar yra, tai galite taip pasižiūrėti. O šiaip žinau, kad po švenčių būna advento kalendoriams didelės nuolaidos. Aš pati planuoju kažką galbūt nusipirkti, jeigu rasiu kažką tikrai gero. Ir šitam gal bus nuolaida, jeigu dar nebus išpirkta. Žodžiu, šiam kartui tiek. Čia ir pabaigsiu šitą video, aš jau laukiu vaikų, nes jie turi greit grįžti iš darželio, Rolandas grįž pavalgyti pietų ir vėl toliau važiuos į darbą, nes dirba iki 9. Tai čia mes ir pabaigsim, nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes, ir susitiksim rytoj. Ate!